žymėsime sklype, kur stovės namas. Ten bus daromi poliai ir liejamas rostverkas. Pirmiausia, turime atsižymėję pačių sklypo ribas pagal kadastrinius matavimus ir ant šitų ribų pradedame žymėtis namo išorinius kampus. Tai nebus dar tikslus namo išorinis kampas, kadangi jis eina ant sklypo ribos, vėliau juos perkelsime į sklypo vidurį. Kalame pirmą polelį pagal architekto projektą, kokio atstumu yra vienas išorinių namo kampų nuo sklypo ribos. Mes kalamės armatūros, kurią vėliau išimsime, jie lengviau įkalt, tangi mediniai kuoleliai žemės sunkiai kalasi. Toliau studijuojame gerai brėžinius. Žymėjimus darome pagal rostverko planą, ne pagal pirmo aukšto planą ar kokį kitą, tačiau yra specialiai rostverko planas tam padarytas. Sėdim, diskutuojam, kuo daugiau galvų, tuo geriau. Viena galva už kitą protingesnė. Čia svarbiausia, kuris gudresnis už penktoką. Dabar atsižymėme tą patį namo kampą, tik tai nuo kitos sklypo ribos. Įsikalame armatūrą. tą patį padarome su visais 4 namo kampais. Vėl nagrinėjame brėžinius, kad nepridaryt klaidų, kaip sako, 9 kartus pasižiūrėk į projektą, o 10 tik tai daryk. Va. Toliau nuo turimo kuolelio galima toliau atsimatuoti pagal projektą, kur yra sekantis namo kampas. Tenai įsikalam vėlgi kuolelį. Vėliau be jokios abejonės viską dar kartą permatuosime. Pagal architektų brėžinius nuo sklypo ribos namas turi daug matmenų, todėl renkamės nuo tų ribų, kur yra status kampas. Žinoma, nuo įkaltų armatūrų tempiamės virvę iki kitam sklypo gale kaltos armatūros, įtempiame gerai, pririšame ir taip gauname išorinės namo sienas. Va, tai darome su visomis namo sienomis. Nesvarbu, kad ir namas pats yra kampuotas, tačiau tai yra atmušamos tolimiausios išorinės namo sienos. Matuojam atstumus, pasitikslinam, ar tikrai teisingai iki išorinės sklypo ribos mūsų linijos. Jeigu bus netitiks matmenys ir namas bus pastatytas, gali būti problemų su namo pridavimu. Įsitepiame linijas. Svarbu geras oras, gera nuotaika. Štai, tada turime pasiruošę daugybę medinių kuolelių, geriausia kuoleliai 5x5, kad jie ir tvirtai stovėtų ir būtų galima lengvai įtempti virvelę. Sukamės tokius ragus prie kiekvienos mūsų įkaltos į žemę armatūros. Nebūtume tiksliai, dėl to ir dedama lentutė, ant kurios suksime varžtą ir galėsime taip tiksliai išreguliuoti virvę.
Taip kalami pirmi ragai prie sklypo, prie namo kampinių pažymėjimų. Jeigu prieš tai savaitę nebuvo lyta žemė sudžiūvus, tai tikrai nėra lengvas darbas. Gali tekti ir gerokai paprakaituoti. Čia tikslumas nėra būtinas. Svarbu įkalti tašai gerai tvirtai stovėtų. Tolumoje matote kito sklypo jau padarytas polius, kaip atrodo patys ragai, pagal kuriuos buvo atmušami. Šitos ragus darykite namo išorėje, nedarykite vietinių pertvarų ragų namo viduje, kadangi paskui, kai reikės viduj lygintis, važinėti su bobketu ar su ekskavatoriumi, tai tikrai trukdys ir galite juos kliudyti, švartyti, dėl ko teks iš naujo matuotis ir žymėtis. Todėl geriau panaudoti geresnę virvelę, statyti išorėje ragus ir stipriai įtempti virvės. Jeigu virvė yra iš tiesų ilga, matuojantis atstumus su rulete, reikia, kad per vidurį žmogus palaikytų skėlės, kadangi neišsigaubė nuo savo svorio. Ruletę turėkite tikrai pakankamai ilgą, bent 30 metrų, priklausomai nuo namo dydžio. Matuokite ne tik atstumus pagal projektą, tačiau pasižiūrėkite ir kiekvienos patalpos įstrižainį ir pačio namo įstrižainį sieną. Jeigu jos tam pačiam plote nesutaps, reiškia kažkur nėra pagautas status kampas. Reikia kažkuria virvelę perkelti. Toliau nuo įkaltų mūsų armatūrų persikelsime virves ant ragų. Dėl to paleidžiame šniūrą iki ragų, kad būtų vienam aukštyje. Įsisukame toj vietoj varžtą, nuime nuo armatūros ir virvę įtempime jo ant varžtų. Tada armatūros galite išsitraukti. Šitie ragai visi bus reikalingi tiek polių nužymėjime, tiek rostverko žymėjimui. Jeigu viską iš karto darėte tiksliai, darbas pakankamai greitas. Mes keliose vietose buvom suklydę ir visas sklypo sužymėjimas ir polių sužymėjimas mums užtruko pilnas 2 dienas. Matuojamės atskirų patalpų įstrižainės. Žiūrime, ar tikrai yra statūs kampai. Štai taip daugmaž atrodo visas vaizdas. Aišku,
čia dar ne pabaiga. Išorinės sienos padarytos, kalami ragai vidinėms pertvaroms. Dar kartą matuojama, tikslinama. Tiesa, nepamiršk, kad čia yra virvės atmušamos pagal rostverko išorinės sienas. Taigi nesusimaišykite, kuri virvelė žymi kuria rostverko pusė. Ar vidinė, ar išorinė. Ant plano netgi galima pasižymėti, pagal kurią rostverko pusę nutiesta virvė. Tam, kad vėliau nereikėtų žiūrėti dar kartą į brėžinius ir galvoti, ar čia vidinė rostverko pusė ar išorinė. Tempiamas dar vienas šniūras. Pamatuojama, patikslinama viskas kelis kartus. Darykite šitus visus atmušimus prieš kelias dienas, kai planuojate daryti polius. Nepalikite įtempių virvių savaitį ar mėnesį, kadangi jie nuo lietaus, nuo oro ir dėl kitų fizinių savybių vis tiek išsitampo. Ir paskui atsiranda netikslumai. Vėl geriausia padaryti visus atžymėjimus, ką reikia, susikalti polių vietas ir tas virves nuimti. Nes po ilgesnio laiko jos praranda prasmę. Žinoma, jeigu bus klausimų, visą laiką rašykite komentaruose, kiek iš patirties galima bus taip patarsi. Vaikščiojimas, aišku, nėra patogus. Galima prisiminti jaunystę, kaip šokinėjom per virvutes. Kas šokinėjo, kas nešokinėjo, tai dabar labai geras sportas. Virvės įtempamos apie 50 cm aukščio nuo žemės, kad nesiveltų į žolės ir trukdytų. Kaip matote, šiuo atveju vidury namo teritorijos nėra nei vienų įrangų įkalta, dėl to vėliau bus žymiai lengviau su traktoriuku išsilyginti, išsikasti, ką reikia, pasiruošti rostverkui ir panašiai. Čia jau yra kita diena, ruošiamasi polių žymėjimui. Polius yra pakankamai lengva žymėti, kada yra ištampytos virvės. Vaikščiojimas, kaip matote, nėra labai patogus. Atsižymim, kadangi rostverkas pas mus 30 cm pločio, pradedam nuo vieno kažkurio išorinio kampo, 15 cm nuo vienos virvelės, 15 nuo kitos kampe įsikalam pirmo polio poliuko, nuo jo tada kitam namo kampe susirandam, kadangi mes virvių atskirai leisti nenorėjom, pasilikom pagal rostverko, tai mes su gulščiuku
pasigaunant tiksliai nuo kampo, kito kampo, kur yra centras. Kaip minėjau, rostverkas 30 somų, tai polio centras 15 cm turėti nuo virvelės krašto. Tada įsitempiame ruletę, įsisukę varžtą nuo vieno kuoliuko iki kito ir lengvai pagal ruletę reikiamų atstumų pagal architekto projektą susikalame kuoliukus. Svarbiausia, kuoliukus tiksliai teisingai įkalti tose vietose, kur rostverkas susikerta. Ten turi būti tiksliai, kad armatūra paskui neišlystų į rostverkų išorę. Kitose vietose, kur nėra susikirtimo, tai svarbus yra atstumas nuo rostverko krašto 15 cm centras. Jeigu ir bus kažkiek pavirtę, svarbu, kad pavirtimas eitų į rostverką, o ne į išorę. Ir taip vėlgi nuo kito kampo įsukę į kuoliuko viršų varžtą, įsitempiame ruletę ir tame tarpe sukaliame kuoliukus, kur bus poliai. Tuoj matysite iš arčiau, kaip yra susirandamas kampinis poliaus centras. Nuo vienos virvelės 15 cm atsižymime, nuo kitos virvelės 15 cm atsižymime ir randamas poliaus centras. Čia kaip yra susikirtimas dviejų rostverkų, todėl jį reikia pasigauti teisingai. Tenai įsukėme varžtą į viršų, ištempiame metrą iki kito kuoliuko, kuris yra pasigautas tokiu pat būdu. Ir pagal architekto projektą žymimės polių centrus. Kaip kam patogiau, kiti gali iš karto kalti kuoliuką, kiti gali pasižymėti. Aišku, su žymėjimu yra sunkiau, nes tokį žymėjimą gali kažkokį panašų kitą rasti ir ne ten, todėl metame šitą neveiksmingą būdą ir pasišokinėdami einame kalti kuoliukus. Kuoliukų čia didelių nereikia, čia žymima dėl savęs. Svarbu patys suprastume, kas kur yra. Vėliau kitame etape gręšime polius, patys juos ištrauks. Štai taip vieną žymėtą, tą patį dedame metrą į kitą pusę, įsitempiame ir susikalame kuoliukus. Metrą įtempiame pakankamai, tik nepertinkite, kadangi metras vis tiek išsitempia. Gali atsiras netikslumas, tačiau, kaip minėjau, idealus tikslumas čia nereikalingas. Jis reikalingas tose vietose, kur susikerta rostverkas kampuose. Sklypas, paminėsime, jau yra nuimtas augalinis sluoksnis, išlygintas. Todėl drąsiai ir ramiai galėsime ant jo ir pilti. Štai ir baigtas polių žymėjimas. Šiam kartui tiek. Kai poliai sužymėti, sukalti kuoliukai, nuimame. Virves susukame ant mūsų ragų kažkurioje pusėje, nesvarbu kurioje, ir kas 15 cm, žinodami kurioje pusėje bus mūsų poliai, ant kiekvieno atsižymime ir įsukime varžtą, kur bus polių centrai. Ant kiekvieno rago tai padarome, kadangi vėliau įtempinėsime šniūrus jau pagal polių centrus. Kai
užpilinėsime polius betoną. Tam, kad armatūra, kuri kišos iš polių, būtų lengviau sureguliuoti armatūros centrą. Todėl šniūrai bus įtempiami pagal